Renkuosi mokyti programa rengia naujos kartos mokytojus. Mūsų misija – mažinti socialinę atskirtį ir kurti pozityvius pokyčius Lietuvos mokyklose. Ši istorija apie 15 kartos dalyvius ir jų pokyčių projektus. Susipažinkite su Renkuosi mokyti mokytojais – Vaiva, Ieva ir Vytautu. Eidamas tuo taku, pažiūri į aukštasias pušis, kurios tave veda iki skruzdėlyno. Paimi ir apžvelgi, kokia jie ir kokia drugelių spalva. Suskaičiuok iki 5 ir atsimerk, kai būsi pasiruošęs. Tai aš esu Ieva, esu Renkuosi mokyti dalyvė, esu etikos mokytoja, atnešiau miško terapiją į mokyklą, į ugdymą. Ir kiekvieną savo pamoką konstravau taip, kad joje būtų sensorinė kažkokia patirtis. Vaikas eina, jis nežino tikslios kažkokios taisyklių negauna, kad paimk dabar akmenuką, dabar paimk lapelį, dabar paimk šakelę. Jis tiesiog gauna tokią instrukciją, kuri padeda jam pačiam patirti. Refleksija yra labai svarbi mano pamokos dalis. Sprendžiam, ko mes abudu norėtume, kad mes abudu galėtume jo mėgautis. Ieškom kompromiso, taip? Labai geras pavyzdys. Kokį dar parašai? Tada aš nutariau, kad reikėtų atskiros tokios klasės, kurios ir tėvus mes paruoštume šitai pamokai, ir taip gimė idėja turėti miško klasės pilotinį projektą, į kurią labai stipriai integruota miško terapija. Šiaip šita miško terapija pati kaip praktika atsirado Japonijoje prieš 40 metų ir japonai yra darę daugybę tyrimų, kaip tai veikia žmonės. Gerina dėmesingumą, kad tai mažina kortizolio lygį, padeda žmonėm susitelkti. Kažkada vaikai nėjo į baseiną, ne? Mes pastebėjom, kad skęsta labai daug vaikų. Tai man atrodo, kad dabar mūsų vaikai skęsta virtualiam pasauly, skęsta santykio neturėjime, skęsta savo kūno nebepajautime ir mes turim tiesiog jiems duoti mokykloje tokią pamoką, kur jie galėtų grįžti į šitas patirtis kūniškas. Aš tai prieš eidamas į mišką blogai jaučiaus, biškį skaudėjo galvą, o dabar kaip pasivaikščiojau miške ir išgėriau arbatą, jau geriau jaučiuosi. Aš buvau šiandien labai tokia energinga ir kai čia atėjau labai nusiraminau ir nebebuvau tokia energinga. Tai nežinau, ar man patinka, bet... Yra tokių tyrimų, kurie sako, kad padidinus žaliosios aplinkos kiekį 3% padidėja vaikų IQ. Mes galvom, kodėl nepadarius to labai paprastom priemonėm. Taip, neinvestuojant tūkstančių į tai, tiesiog sunešus augalus į vieną vietą. Man labai patinka šita erdvė, joje daug augalų ir labai gražu. Mes čia būnam labai dažnai, beveik visą pertrauką. Mokyklos įsirenginėja sensorinius kambarius. Man kilo tokia mintis, kad tai galėtų būti gamtinis toks kambarys, kuriame būtų mažiau spalvų, mažiau dirgiklių, bet daugiau gamtinių medžiagų, kur vaikai gali laisvai būti su jom be kažkokių užduočių. Tam, kad mokiniai patirtų šitas patirtis, tai neužtenka manęs vienos, ne, kad aš daryčiau. Svarbiausia yra, kad kuo daugiau mokytojų užsikrėstų šitą idėją. Aš nutariau, kad savo mokykloje galėčiau rengti tokias vadinamas 5 minutės, kaip gydytojai turi 5 minutės, tai aš galvoju, mokytojai gali turėti, kada tiesiog praveščiau įsižeminimą mokytojam ir taip jie praktikuodami, aš tikiu, po kažkiek laiko užsiaugins savyje norą patys tai daryti vaikams. Mane dar stumia į priekį visą laiką tai, kad aš iš vaikų gaunu pozityvų atgalinį ryšį, girdžiu, kad vaikai pritaiko šitos įgūdžius savo gyvenime. Tai mano svajonė, kad visose mokyklose, visoje Lietuvoje visi vaikai galėtų turėti tokią patyriminę pamoką, kurios metu būtent ir ugdytų savo įsisąmonintą dėmesingumą. Gerai, gali.
Sveiki, esu Vytautas, matematikos mokytojas iš Nevarėnų. Pagal specialybę esu architektas ir inžinierius, bet dabar labiau save pristatau kaip matematikos mokytoją. Ir mokykla man tokiam truputį narciziškam ir dėmesį mėgstančiam, tai atrodė ideali vieta. Man kaip architektui labai svarbu yra, tarkim, mokyklos erdvės. Duok kažkokį impulsą, duok gerą idėją ir padaryk pradžią ir tada leisk vaikam patiem vystyti, daryti. Kai nupirkau kamuolį, ten vieną kamuolį pavogė, tada ten kažkur dingo, pavadinkim dingo. Tada antrą kamuolį nupirkau, kadangi čia žaidžia, o ant blogos aikštelės žaidžia, pradėjau judinti projektą, kad sutvarkyti dangą. Nu ir sutvarkė. Aišku, čia ne aš tvarkiau, bet vėl čia tas mažas tas impulsas, kuris duoda poreikį didesniam darbui. O ten yra ta mūsų pakyla, kur ir suprojektavau. Tai pamatus padėjau padaryti aš jiem, bet paskui tai čia buvo darbų mokytojo reikalas. Tai praeitais metais čia nieko nebuvo. Čia buvo tiesiog po laiptais vieta, kuri buvo uždaryta ir įsirutuliojo iki tol, kad dabar čia vaikai dėl šitos vietos mušasi jau jie ten čia įlyst į savo šitą urvą. Man atrodė, kad reikia, pavyzdžiui, sofą turėti pas save. Kai kada mokinys gal jam to reikia, kad per 7 pamoką, kad jis ten kažkiek klausytų arba kokiai Katelina nuėjus irgi leidė kažko daugiau daryti. Tai tas aplinkos jam pakeitimas atrakina tą tokią mokinių laisvę. Vytautas turi talentą, sakykime, atskleisti mokinius. Nesvarbu, ar jie yra gerai besimokantis. Man labai svarbu yra kiekvieno mokinio ne tai, kad pastebėti jį, bet dar ir pabūti su juo ir įsigilinti ir ten gal išgyventi kartais, kad jisai jaustųsi saugiai ir atsivertų, tai ir tu turi ten būti atviras. Mokiniai, kuriems sunkiai sekėsi ne tik matematika, bet ir kiti dalykai, jie labiau įsitraukia į tas mūsų veiklas, į tą tokį bendruomeniškumą. Tai aš stengiuosi užkabinti juos visur, kur susipirkau instrumentus tam, kad galėtumėm padaryti čia tokią grupelę, užsikabintų kažkas, pradėtų groti. Viena idėja veja kitą idėją. Aišku, kad nežais niek šachmatais, kol nebus lentos ir tų šachmatų pačių arba šaškių. Arba tie 2 stalai, kurie vienas po kito atsirado. Prieš Kalėdas turėjom patys jau teniso turnyrą. Tie vaikai ne tik, kad smagiai praleidžia laiką, bet dar ir turi galimybę kažkur pasilyginti save, pakonkuruoti. Dar pakankamai kietas riešutėlis esu, kad apžaistų ir tiek ir tenise, tiek ir krepšinėje. O per tą dalyką ateina ir ryšys. Man yra smagu tas patirtis ir savo, ir ten, tarkim, tas netgi visokias crazy idėjas tiem vaikam perduoti. Paišyti galima ne tik pas mane kabinete, galima paišyti koridoriuj, nes kas nori kažką pasakyti, tai jie čia perduoda viens kitam, kokį eilėraštį parašo, labas rytas, štai ir aš. Ar suskaičiuotumėt greitai? Laukiu klausimų, tai ten ir iš tėvų, ir iš kitų mokytojų. Ta prasme, kam man to reikia, arba kodėl aš čia taip darau, nes taigi aš matematikos mokytojas, kodėl man čia reikia tų papildomų tų užsiėmimų. Tai taupydamas laiką sakau, kad tiesiog čia aš Dievo siųstas, mano tokia misija. Bet iš tikrųjų tai aš manau, kad čia gal kažkas paslėpta, gal ir manyje pačiam, gal man pačiam tai yra labai smagu ir kartais reikia tų mažų tokių pergalių. Kuo ilgiau dirbu mokytoju, tuo labiau suprantu, kad nebūna vien tik tai geros dienos, nebūna vien tik tai geri mokiniai. Ir kubą nupiešk, ir kubo išplotinę, praeim? Aš nemoku kubo pirkti. Ne kad geri mokiniai, bet ne tokie, kokie tu ten nori arba įsivaizduoji tą pamoką jos turėti. Bet čia yra sudėdamoji dalis. Duobės yra tos, kurios yra tiesiogiai susijęs su tavim. Po kokio nors tenai kontrolinio arba egzamino tu matai, kad ten tos 2 savaitės, kurias tu praleidai aiškindamas temą, kad jos tenai neišvirto į kažkokius geresnius pažymius arba bent jau kažkokį pasistūmėjimą į priekį, kas truputį demotyvuoja. Kitas dalykas tai yra tie veiksniai, kurie su tavim nesusiję, tarkim, bet tie pokyčiai, jie taip pasakysiu, veža. Tai tam aš čia ir esu, tai ne tik matematika. 136. 136. 3, aš neturiu dėčių. 2, 1.
tos mokinio sėkmės niekada nesiejau vien tik su savo mokomuoju dalyku. Ko visada siekiau ir vis dar siekiu, tai rasti ryšį su kiekvienu vaiku, išgirsti, pamatyti, nes matau, koks yra skirtumas tada, kai vaikas jaučiasi, kad juo tikima. Dirbdama su auklėtiniais susipažinau su socialinės pilietinės veiklos procesu, kada mokiniai privalomai renka socialinės pilietinės valandas mokykloje. Pernai pastebėjau, kad didelė dalis mokinių renkasi paprastesnius kelius šioms valandoms surinkti, tačiau mano manymu nekuria tam tikros pridėtinės jiems asmeninės vertės. Mes kalbėjom su Vaiva ir suprantu jos tą poziciją, kad iš tikrųjų reikėtų ieškoti kuo labiau, kad tai būtų už mokyklos ribų, įprasminti savo laiką, ne mokyklos erdvė yra dar fainiau, dar geriau. Ir tai iš tikrųjų ugdo jų moralę ir manau, kad geriausia tai ir būtų daryti per maisto bankus, per organizacijas, per partijas, per savanorystės ar tai bibliotekoje, ar kažkokiuose kitose tvarkymuose. Labai daug domėjausi, kaip ta socialinė pilietinė veikla, kokias kompetencijas ugdo. Siekiau sukurti įrankius ir priemonės, kurios padėtų ir vaikams geriau suprasti. Su laiku pastebėjau, kad vien kalbėti apie prasmę savaime nėra pakankama. Nusprendžiau ateiti pas juos su pasiūlymu, žiūrėkit, aš čia dalyvausiu, galbūt norėtumėt prisijungti drauge. Ir po daugybės tokių bandymų, klausimų, dalis vaikų prisijungia. Labai džiaugiuosi, nes matau pokytį juose. Matau, kad jie grįžta smalsesni, drąsesni ir labiau savimi pasitikintys. Ir labiau linkę dalyvauti kitose veiklose, labiau linkę įsitraukti klasės veiklose. Ar neišbyrės iš to atsargiai, bet gal ir neišbyrės? Aš esu Izabelė, man čia labai patiko praleisti laiką, susibendravau su auklėtoja ir pabuvau su klasiokais daugiau. Gali gauti tokį jausmą gerą, kad galėjai padėti kitiems žmonėms, kuriems tikrai to reikia maisto ir labai smagu prisidėti. Per visą šį laiką manyje labai stiprėja tikėjimas, kad kiekvienas vaikas gali. Kad gali augti, gali atsiskleisti ir kad kiekvienas kažkokiu tai būdu gali patirti sėkmę. Ta sėkmė nebūtinai turi būti dalykuose, kurių jie mokosi mokykloje. Socialinė pilietinė veikla irgi yra ugdymo ir ugdymosi dalis, kuri sukuria nuostabias galimybės augti. Tikiuosi, kad tas palaikymas taps pirmaisiais žingsniais jų didesnio pokyčio link. Šiais metais programą Renkuosi mokyti baigė 25 mokytojai. Tai 25 pokyčio istorijos, kurios palietė beveik 20 Lietuvos mokyklų ir pasiekė kelis tūkstančius vaikų. Ačiū kiekvienam ir kiekvienai už jūsų lyderystę, nepailstamą tikėjimą pokyčiu ir nuoširdų tikėjimą kiekvienu vaiku.